Sveiki, su jumis Vytautas iš Klauskite LT ir šiandien pamokėlė bus apie naujo kietojo disko instaliavimą. Taip, tai tikriausiai naują kietąjį diską, jeigu instaliuosite, tai bus jisai dedamas į stacionarų kompiuterį. Aišku, į laptopą irgi galima įsidėti antrą kietąjį diską vietoj CD-ROM, taigi priklauso kaip ir kokį kietąjį diską, kur dedate. Ir dar vienas momentas, tai jeigu naudojate USB išorinį diską, jisai dažniausiai bus aptinkamas automatiškai. Pavyzdžiui, kaip šis, jūs tiesiog pajungiate USB kabelį ir viskas veikia. Bet kartais įdėjus į kompiuterį naują kietąjį diską, kuris dedasi į vidurį kompiuterio, jis čia neatsiranda. Taigi aš tik įsidėjau naują kietąjį diską į savo kompiuterį ir matome, jisai čia neatsirado. Naujas diskas, nors matome, kad driveriai buvo instaliuoti sėkmingai šiam diskui. Taigi galbūt užtektų perkrauti kompiuterį, bet mes galime kitaip priversti šį diską atsirasti mūsų My Computer lange. Taip, tai uždarėme šį langą. Norint patikrinti, ar jūsų kompiuteris tikrai mato tą kietąjį diską, reikia nueiti į My Computer. Tada čia kur nors spaudžiame dešinį pelės klavišą, Properties, einame į Device Manager. Ir čia yra Disk Drives. Taigi išskleidžiame šį meniu ir čia matysite visus savo kietuosius diskus. Jeigu čia atsirado jūsų naujas kietasis diskas, tada vadinasi viskas gerai. Jums tai reikia jį aktyvuoti. Jeigu neatsirado, tada tikrinkite kabelius. Jisai tikriausia arba iš viso neveikia, arba netaip kažką pajungėte. Taip, tai mano naujas kietasis diskas yra štai šis, Crucial. Uždarėme šį langą. Naujas Crucial pakeis mano senuką, kaip matome, visiškai šlamštastinį C diską. Taip, valiau. Tai norint dabar aktyvuoti jūsų kietąjį diską, jums reikia paspausti ant Start. Čia įrašome disk mgmt.msc ir matome, yra programėlė disk mgmt.msc. Paspaudžiame ant jos ir čia gausime porą langų. Taigi vienas yra pranešimas. Iš karto mums išmeta pranešimą, kad Windows aptiko naują kietąjį diską ir jums reikia jį padaryti Initialize disk. Taigi galite tiesiog paspausti čia OK ir jūsų diskas bus aktyvuotas. Taip pat matome, čia yra MBR ir GPT, Partition Table, Boot Record. Rekomenduojam palikti ant MBR. Ir aš noriu kai ką jums parodyti, taigi spaudžiu Cancel. Taip, pateik čia. Taip, tai šiame lange jūs matote visus savo diskus, savo kietuosius diskus ir CD-ROM. Ir matome, diskas 3 yra neaktyvuotas. Ir iš jo nėra sukurta particija. Matome visi kiti diskai, diskas 1, 2 ir 4. Jie visi yra aktyvūs. Jie visi turi savo particijas ir taip toliau. Taigi, norint aktyvuoti savo diską, galite tiesiog paspausti dešinį pelės klavišą ant šio disko, ne ant particijos, bet ant disko ir Initialize disk. Matome, tas pats langas iššoko, spaudžiame OK ir dabar diskas buvo įjungtas. Bet jeigu nueisime į My kompiuterį, jo čia vis dar nėra. Ką mums reikia padaryti šiuo atveju, tai paspausti dešinį pelės klavišą ant šios particijos ir pasirinkti New Simple Volume. Ir tada tiesiog Next, Next. Galite pasikeisti raidę, kokią norite. Next, disko formatą, taip pat disko vardą. Visą kitą paliekame kaip yra. Spaudžiame Next ir Finish. Ir dabar jūsų diskas bus suformatuotas ir aktyvuotas. Taigi, jeigu nueisime kompiuterį, jis turėtų atsirasti ten. Ir štai, matome, atsirado mūsų naujas kietasis diskas. Taigi, tiek apie naujo kietojo disko aktyvavimą. Jeigu jisai automatiškai neatsirado, jums reikia nueiti į startą, įrašyti disk mgmt.msc ir čia šitame lange aktyvuoti savo naująjį diską. Su jumis buvo Vytautas, tikiuosi, kam nors ši pamokėlė pagelbėjo ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.